Populiariausia gėlavandenė žuvis yra ešerys, kurį lengva atpažinti. Būtent apie šią žuvį šiandien ir kalbėsime. Jis nuo kitų žuvų skiriasi tam tikrais įpročiais. Apie ryškiausius iš jų pakalbėkime išsamiau. Pats drąsiausias plėšrūnas, jo negazdina ir neišgazdins garsūs garsai ir pašaliniai triukšmai. Ešerys moka puikiai plaukti, todėl nebijo didesnių plėšrūnų. Gudri žuvis, kol telkinys nėra padengtas ledu, žuvims skirtas maistas iškyla į paviršių ir ešerys tai žino. Jis taip pat priartėja aukščiau ir valgo tiek, kiek nori. Kai tvenkinį padengia ledas, gėlavandenis plėšrūnas leidžiasi į dugną, kur šilčiau ir gali įsikurti, apsistoti. Atkaklus ir išrankus medžiodamas ešerys nepasiduoda, kol pagauna grobį ir jam nereikia poilsio. Pažymėtina, kad jį domina ne bet kokia žuvis. Jis renkasi ir mėgaujasi kitų žuvų gaudymo ir valgymo procesu. Kompetentingas ešerys prisitaiko prie telkinio dugno ypatumų, per visą gėlųjų vandenų plėšrūno evoliuciją įgijo daug įdomių savybių. Ant ešerių pelekų yra nuodų, kurie po kontakto dar ilgai apie save praneša. Ešerys pasižymi mąstymo intelektu, tikra kovinė spalva ir gerai apsaugotų kūnų. Deguonies poreikis, žuvys gyvens tik ten, kur jis yra optimalus, jei nėra prieigos prie deguonies, žuvys galiausiai žus.